Bet lieka be medalių. Jokūbas Keblys mūsų ekranuose. Pirmas. Iš veido atrodo, kad tikėjai, kad buvai įsiplaidavęs, veidas absoliučiai ramus, o iš tikrųjų kaip jautėsi prieš startą? Tikėjausi, kad laimėsiu. Norėjau laimėti. Taip ir gavosi. Kiek yra tau svarbu tapti Lietuvos čempionu? Čia nėra, kad labai būtų svarbu. Labiau svarbu laikas. Laikas. Kodėl jis yra svarbus tas laikas? Ką jisai lemia? Jisai lemia pasaulio reitingus, medalius, tarptautinėse varžybose. Šis laikas, kurį dabar pademonstravai šitame plaukime, kiek yra svarbus tavo asmeninėje įskaitoje? Kiek jis arti geriausio tavo laiko? Ryte šiek tiek geriau praplaukiau. Buvo padaryta kelios klaidos, kurias galima tikrai pataisyti ir laikas tikrai geresnis gali būti. Išduok paslaptį man, išduok paslaptį, kol ploja žiūrovai. Kokios yra tai klaidos, kaip pamatyti paprastam žmogui, kuris nieko nesupranta apie plaukimą? Kokios iš vis gali būti klaidos vandenyje? Galima ne taip startą padaryti, šiek tiek į posūkį nepataikyti. Prašiau atsispirti nuo senelės. Ok, o aš padaryčiau didžiulę klaidą, jeigu neįteikčiau tau kaip žmogui, kuris tapo Lietuvos čempionu. Juris Consult čekį 300 eurų. Ačiū. Gerbėmiai žiūrovai, jūs įteikite aplodismentų 1000. Sveikinimai. Labai nuotaikingas Jokūbas Keblys labai aiškiai paaiškino